Tu neskaitai Senis ir jūra? Tai tu nežinai, kad už šią knygą buvo gauta Nobelio premija? Gal tu apskritai nenutuoki, kad šios knygos autorius? Ups! Šią patį galime ištaisyti. Senis ir jūra autorius yra Hemingvėjus. Jo gyvenimo laikotarpis nuo 1899 metų iki 1961 metų. Jis gimė Amerikoje. Hemingvėjus yra romanistas ir novelistas, trumpų istorijų rašytojas. Jis rašo objektyviai ir glaustai, jo kalba santūri ir lakoniška, mintis neužbaigta paslėpta. 1954 metais gavo Nobelio literatūros premiją už apysaką Senis ir jūra. Senis ir jūra pasaulinės literatūros klasika tapęs kūrinys, iš karto sulaukęs milžiniško skaitytojų dėmesio. 1952 metais per 2 dienas parduota daugiau kaip 5 milijonai egzempliorių žurnalo Life, kuriame jis buvo išspausdintas. Skaitydama šią knygą, tu atrasi daug vertybių ir idėjų, kurios yra aktualios šių dienų žmogui. Vienišas žmogus dažnai negali įveikti priešiškų gamtos visuomenės jėgų, bet susidurdamas su jomis leidžia pasireikšti taurioms savybėms, drąsai, ištvermei, pasitikėjimu savimi. Žmogų galima užmušti, bet negalima jo nugalėti. Jausdamas pasaulio vienovę ir grožį, esi priverstas sunaikinti tai, kuo žaviesi. Žmogaus kančia ir ištvermė, kiekvieno žmogaus asmeniniai, su niekuo nepasidalijami išgyvenimai. Draugystė padeda patirti pačių gražiausių išgyvenimų. Nepraleisk progos, perskaityk knygą ir sužinok, iš kur žmogus semtis fizinių ir dvasinių jėgų. Išsiaiškink, kaip įveikti vienatvę ir kaip pasiekti užsibrėžtą tikslą.